Europa tai daugiau nei tik vieta žemėlapyje. Vienijama bendro paveldo ir istorijos, bendrų vertybių ir laimėjimų, Europa suartina skirtingus žmonės ir įkvepia vilties, todėl jos gyventojai gali drąsiai žvelgti į ateitį. Be to, Europa turi bendrą valiutą – eurai, mūsų pinigai. – 2012 sausio 1 dieną Europa švęs savo eurų banknotų ir monetų 10 metų sukaktį. 10 years ago, on the 1st of January 2002, the euro banknotes and coins were put into circulation. The launch was an unprecedented challenge, but it went smoothly, and billions of new banknotes and coins started to circulate. Kiek šalių priklauso eurozonai? Šiuo metu 17. Pirmosios 12 šalių, kurios 2002-aisiais įsivedė eurų banknotus ir monetas, buvo Belgija, Vokietija, Airija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija, Portugalija ir Suomija. Buvo žmonių, kurie laukė iki vidurnakčio, kad išsiimtų savo pirmuosius eurų banknotus. Kiti naujos valiutos pranašumais įsitikino grynųjų pinigų išsikeitę vėliau. Vienas iš minėtų pranašumų – keliaujant eurozonoje nereikia keisti pinigų. Nesvarbu, kuri šalis išleido banknotus ir monetas, jais galima atsiskaityti visose eurozonos šalyse. Be to, viena valiuta išreikštas skirtingų šalių kainas yra lengviau palyginti. – 2002-aisiais euro grynųjų pinigų keitimas buvo viena iš didžiausių kada nors Europoje vykdytų logistinių operacijų. Sudėjus visus grynųjų pinigų keitimui išspausdintus 14,9 milijardo banknotų į vieną juostą, jais būtų buvę galima 5 kartus nutiesti kelią iki Mėnulio ir atgal, arba iškloti 15 000 futbolo aikščių. Savo ruožtu 52 milijardų monetų gamybai buvo panaudota 250 000 tonų metalo. Po 2002 eurą įsivedė dar 5 ES šalis. 2007 sausio 1 dieną Slovėnija, 2008 sausio 1 dieną Kipras ir Malta, 2009 sausio 1 Slovakija ir 2011 sausio 1 Estija ir bendras eurozonos šalių skaičius išaugo iki 17. Over the past decade, the single currency has become a symbol of integration and cooperation, and the euro banknotes and coins have become part of our daily lives. Despite the challenges currently faced by Europe, as well as the rest of the world, the people of the euro area can rest assured that the European Central Bank will remain faithful to its mandate of maintaining price stability. Suomijoje, Prancūzijoje, Graikijoje ir Italijoje eurų banknotų ir monetų 10 metų sukaktis taip pat yra laikotarpio, kuriuo ankstesnius nacionalinius banknotus buvo galima iškeisti į eurus pabaiga. Taigi, jei dar turite tokių banknotų, juos galite išsikeisti Prancūzijos centrinėme banke iki 2012 vasario 17-osios, Italijos centrinėme banke iki vasario 28 dienos, Suomijos centrinėme banke iki vasario 29-osios ir Graikijos centrinėme banke iki kovo 1 dienos. Kaip ir kitos tarptautinės valiutos, eurai tapo pinigų padirbinėtojų taikiniu. Tačiau šiuo metu apyvartoje yra 14 milijardų eurų banknotų, todėl tikimybė gauti padirbtą banknotą yra labai nedidelė. Be to, eurai turi apsaugos požymių, dėl kurių juos sunku padirbti.
Euro sistemos ekspertai moko grynųjų pinigų tvarkytojus atpažinti padirbtus banknotus. Be to, Europos centrinis bankas ir Euro sistemos nacionaliniai centriniai bankai stengiasi naudoti naujausias technologijas, padedančias išlaikyti labai gerą eurų banknotų kokybę. Banknoto tikrumą galite lengvai patikrinti naudodami metodą apčiuopti, pažvelgti, pakreipti. Perbraukite banknotą pirštu. Popierius yra standus ir šiukšda, o kai kuriuose vietose jis yra storesnis. Apžiūrėkite banknotą ir pakelkite jį prieš šviesą. Vandens ženkle matyti blankus atvaizdas ir nominalo skaičius. Taip pat matyti apsauginis siūlelis, atrodantis kaip tamsi linija. Pakreipkite banknotą į vieną ir į kitą pusę. 50 eurų banknoto holograminis vaizdas keičiasi ir nominalo skaičius virsta langu, o 20 eurų holograminis vaizdas iš nominalo skaičiaus virsta euro simboliu. Eurai – mūsų pinigai.